pastaruoju metu pastebėjau, kad yra lygiai vienas asmenybės tipas dabar mūsų šnekamoje kalboje, tai narcisistas. Jokių kitų charakterio tipų nėra. Blogas charakteris reiškia narcisistas. O jisai paprastai maišomas su psichopatais, paranojikais, obsesiškais ir teatrališkais. Tai kuogi skiriasi tie tipai ir kur ne narcisistas? Psichopatiškas tipas yra suktas, manipuliatyvus ir impulsyvus. Staiga griebė kažką padarė, daug agresyvesnis, neturi žmogiškumo. Narcisistas tvarkingai kuria savo įvaizdį ir jeigu girsi jį, visai neagresyvus. Toliau. Obsesiškas žmogus yra iš principo šiltas, rūpestingas, tik tai gali būti tiek perfekcionistiškas, tiek darboholiškas ir žinoma, jis vertina save už savo pasiekimus, kad vėlgi galime sumaišyti su narcisistu. Teatrališkas žmogus, tai didelis vaikas. Jisai tai myli, tai nemyli, jisai nėra agresyvus iš tikrųjų, bet jisai gali pakelt kokią tai isteriją vieną kitą ir jisai egocentriškas, nelabai domisi jūsų būseną. Bet tikrai nėra medalių vergas. Na ir kas mums dalyko? Paranojikas. Paranojikas nuolat stebi kitus, tikisi grėsmės. Nuolat jam atrodo, kad kažkas jam kenkia, jo galvoja sąmokslo teorijos ir jo išvaizda greičiau pilka, nes jis slepiasi nuo priešų. Tai vėlgi nuo narcisisto skiriasi, kaip suprantate, labai smarkiai. Tai tokie apmąstymai.